Šiandien pradėsime laidą iš debesų. Sveiki, mėly žiūrovai. Labą dieną. Šiandien laidoje matysite reportažą iš pramoginių šokių, žmogų drugelį, Kupiškio jaunimo centro naujienas ir senienas, super nepakartojamas arklio kanopas ir diskusija tarp Kupiškio jaunimo centro generalinio sekretoriaus ir didžėjaus. Ir arklio kanopas. Labadiena, mėly laidos žiūrovai. Sužinojome, kad Kupiškio kultūros centre vyksta pramoginiai šokiai ir norėtume plačiau sužinoti apie tai. Judame ten. Štai šokių mokytoja, kurios dabar paprašysiu prisistatyti. Labą dieną visiems. Aš esu Irmina ir esu sportinių šokių trenerė. Koks buvo jūsų paskatinimas, kad jūs pradėjote šokti? Pirmiausia, tai paskatinimas buvo mano mama. Jeigu ne jinai, nebūčiau pradėjusi šokti. O kai pradėjau, kai žengiau pirmosius žingsnelius, viskas nuo to ir prasidėjo. Taip sakant, pasidarė mano gyvenimas, mano hobis ir mano gyvenimo aistra. Ar bet kokio amžiaus žmonės gali ateiti pas jūs mokyti šokti? Šiuo metu iki naujųjų metų pabaigos tai gali šokti tik tai jaunimas. Tačiau nuo sausio mėnesio pradėsiu rinkti grupę ir galės šokti nuo darželinuko amžiaus iki senimo. Jeigu norėčiau šokti, kaip aš turėčiau jūs susirasti? Mane galite susirasti e-mailu, tai yra puipaitė@gmail.com arba paprasčiausiai telefonų numerį mobiliu 8621 41 336 bei skelbimai skaityti laikraščius. Neseniai pamatėme, kaip jūs šokate ir norėtume paklausti, kas jūs paskatino priimti tokį žingsnį. Noras šokti? Noras šokti, norisi kažkaip linksmiau praleisti laiką, kitaip negu visi kiti. Ir dar vienas klausimas, ar esate dalyvavę kokiame nors šokių renginyje? Ne, niekur nedalyvavę. Dar neteko, bet gal kada. Tikimės, gal sudalyvausim kada. Ačiū. Norėtume palinkėti laidos žiūrovams, kad jie irgi ateitų čia šokti ir linkime skanios dienos. Štai va čia va matote, kaip drugeliai vykdo fotosintezę. Gyvoji gamta. Jie deda kokoną. Jau gali išlyst ir štai išsirito iš kokono 2 nepakartojami vabzdžiai. Neaišku kokie, bet vis tiek vabzdžiai. Ir dabar jie, kaip nežinodami, kur darytis, skraido ir zvimbia aplinkui. Ir štai vienas vabzdys smogia į galvą kitam vabzdžiui. Ir jie susimuša. O dabar vabzdžiai miršta. Štai ir baigėsi jų gyvenimas. Norėtume pakalbinti mūsų svečius. Kviečiame juos užskristi čia. Jis mirė antrą kartą. Kaip manote, ar jūs vabzdžiai? Va, ten sakykit. Vabzdžiai. Kas manai, kad esi? Aš vabzdys. Tarakonas su kairė koja. Kelinto lėvelio? 80. Eik tu. Jis meluoja. Aš žinau, kad jis meluoja. Tai aš manau, kad jam bausmę įdėti reikia. Reikia jam užtikrinti. Gal nesikišk, kad tau nereikia. Pats aš durnas vabzdys. Dabar aiškinkite santykius, nes vis tiek jau mes nebesikišim. Atsiprašau, jie blogą žodį tau tariau. Ar nekaltai tave bariau? Tu man buvai lyg šilta motinos ranka. Kur glausta varpa. Meilės židinys. Atsiprašau. Nekleidžiu. Taip tau reikia. Aš tau su sparnais užkaposiu. Aš tave irgi. Tuom ir baigiam šį liūdną vabzdžių pokalbį. Dėkui už pokalbį. Dabar arkliai.
už lango lietus ir ne tik, jaunimo centras aktyviai veikia. Jauni žmonės iš pakampių subėga repeticijas, pasitarimus ir susirinkimus visiems jaukiose patalpose. Kupiškio ekstremalų klubo nariai renkasi aptarti visai neseniai įsivažiavusią Street in Action projektų, nors jis vyksta dar tik mėnesį ir tęsis dar 7 mėnesius, tačiau veiklos sąrašas vis ilgėja ir ilgėja, o eiliniai kupiškėnai turi galimybę išvysti ekstremalus gatvėse įvairių renginių metu. Dažnai Kupiškio jaunimo centro patalpose susibėga nevyriausybinė organizacija Po laiptais. Čia jie sprendžia įvairias problemas, diskutuoja organizaciniais klausimais ir šiaip bendrauja. O kur jau spalvingasis didžėjus? Pokalbis su juo ir Kupiškio jaunimo centro generaliniu sekretoriumi. Ar patinka didžėjauti? Taip, mums labai patinka. Mums tikrai patinka. O kaip pradėt? Ir kada? Pradėjom gatvį, grojom puodais ir pradėjom mes centus žmogai. Ir pradėjom groti puodais, atsimeni, kai mes grojom puodais. Ir kai mes pradėjom groti puodais, žmonės tik meta į bliūdą centus. Atsiprašau, kad atleis man ką pasakyti. Tai kalbėkit. Tai aš tau duodu žodį. Kodėl aš turiu kalbėti, kai aš tau duodu žodį? Kaip galėtumėt parekomenduoti jauniems žmonėms, jaunesniems arba vyresniems, pradėti didžiauti? Jokių pradėjimų. Galima ateiti užsirašyti į Kupiškio jaunimo centrą. Savanoriai. Bet geriau nesirašyti. Šikurs mūsų naują grupuotę savanoriai. Galima ten užsirašyti. Nes labai priklauso. Turim didžiai Liuką, kuris mums gali pamokinti šiaip. Už šiokį tokį pinigėlį, už kelias dienas galim pamokinti, kaip reikia sudeginti. Aš kalbu dabar. Už papildomus pinigėlius galim išmokinti, kaip sudeginti šitą visą aparatūrą. Ką galite palinkėti mūsų žiūrovams? Laimingai žiūrėti televizijas TV mano namuose. Kokia čia televizija? Gal gumos! Gal pažiūrėk iš arčiau, gal gumos! Atkartai gumos ir pasakyk, koks tavo vardas. Tu neturi gumos? Neturiu, man atrodo, šiandien. Jis man šiandien pavagė mano gumą. Ana buvo šamaniako skonio. Stauskai, ką manai apie rudeninį tvarkymąsi? Pats rudeninis tvarkymasis nėra esminis bruožas, tačiau vabzdžių įsireiškimai tuomet yra pats pagrindinis vasaros žymeklis. Ir kaip tai pasireiškia? Pasireiškia įvairiais būdais. Visokie vabzdžiai šiek tiek neprotingi, laksto per darželius, skina uogas, valgo ir taip toliau. Kaip jūsų aplinkoje pasireiškia šis nukrypimas? Jei turėčiau aplinką, pasakyčiau, bet aš neturiu aplinkos. Pažiūrėkime, kas vyksta čia. Mūsų kolega tuoj išvaikys drugelius. Taigi, apibendrindami, ką mes galim pasakyti, Stauskai? Iš tikrųjų, va šiais metais ypač pagausėjo vagių. Ir neaišku kas, bet vagė. Dingsta įvairūs daiktai, visokie brangakmeniai ir nebrangakmeniai. Tiesiog vagis vagia viską. Bet tai nesuprasi, ar čia krizės yra įtaka, ar... Gal žinot, kur laisvų būtų yra? Čia apleis... Puožo gatvė 5 numeris ten. Ačiū labai. Gerai, tai va. Ir kaip taip gali būti? Vagių nesugausi, nežinai kur... Mokslininkai spėja, kad tai gali būti kosmoso įtaka, bet tai irgi neaišku. Nes dabar Marsas kaip tik apsisuko aplink Venerą. Viso gero, žiūrovai. Viso geriausio. Pakramtygumos. Pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas, pakramtygumos, ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.